Dar viena labai įdomi NLP tema - sinestezija arba sinestezija. Kur kirti dėti tiksliai nežinau. Apie ką eina kalba, kas tai per procesas. Yra netgi tokie žmonės sinestetai, kurie mato garsus, jaučia spalvas, girdi vaizdus. Tai reiškia, apibrėžimas sinestezijos būtų toks, kad tuo pat metu į vieną pojūtį, prie vieno pojūčio prisiklijuoja kiti pojūčiai. Greičiausiai teko girdėti tokias frazes: šiltos, šaltos spalvos, lengva, sunki muzika, ryškus išgyvenimai viduj, o vaizdas ryškus. Tai reiškia, kad tuo pat metu susiklijuoja, sulimpa kaip dvi molekulės, dvi skirtingos reprezentacinės sistemos. Na ir žmogus ir vaizdą mato, ir garsą girdi, ir jausmą išgyvena. Ir žodyne gali būti, kad jis vaizdą apibūdina pojūtiniais arba audialiniais, garsiniais žodžiais. Kur mums labai svarbi, kaip NLPeriams, kur mums labai svarbi šitą informaciją, kad taip susiklijuoja tos reprezentacinės sistemos, išgyvenant sudėtingus, skirtingus pojūčius. Tai tokia maža užuomina į inkaravimą, pavyzdžiui, viena iš technikų, kad inkarų sudėjimas, kelių inkarų sudėjimas skirtingų vizualinių, audialinių, kinestetinių, tai yra tokia resursinė technika, o tokie neresursiniai inkarai tai yra fobijos. Tai yra fobijos, tai yra baimės, tai yra kažkokie tai kitokie patyrimai, kurių metu ta sinestezija įvyksta. Tai reiškia, žmogus prisimena vaizdą kažkokį, tai buvo vaizdinys, o reaguoja kūnas. Ir vaizdinys, reakcija kūnas. Vaizdinys, reakcija kūnas. Tai yra natūralūs procesai, jokios stebuklos štai vietoje nėra. Ir mums dirbant su sinestezijom, su tom reprezentacinių sistemų tokiais susijungimais, tokiais susiklijavimais, yra labai svarbu atrinkti jau taip mums žinomus, jau pažįstamus submodalumus. Kokia reprezentacinė sistema yra vedančioji arba kas ten tokio vyksta, kokie submodalumai yra kritiniai. Taigi, tos pagrindinės terapinės NLP technikos, tokios bazinės NLP technikos, jos ir dirba su šitom sinestezijom, reprezentacinių sistemų sinestezijom. Žmogus taip nekalba, žmogus pasako, aš bijau, man baisu, arba mano gyvenime yra tai ir tai. O NLPeriui skamba, kad tame yra kažkoks įvykis, kuris tiesiog prisiminimo formų, paveiksliuko forma gali iškilti, o reakcija yra kūne, pavyzdžiui, kinestetinė reakcija, ten kaip pavyzdys, arba garsas gali būti kažkoks, tai, kuris irgi prisiminime yra, o reakcija yra kūne. Anot Banderio, tai terapeutai dirba su kinestetiniam, vizualiniu, audialiniu patyrimų pasiekmėm. Dar vienas momentas, kai eina kalba apie sinestezijas, tai yra erdvinės sinestezijos, arba dar tai yra taip vadinama natūralūs mūsų kaip žmonių inkarai erdvėje, erdviniai inkarai. Tai reiškia, kad kai eina kalba apie kažkokį malonų prisiminimą, apie kažkokį tai malonų įvykį, iš karto iškyla paveikslėlis būtent to įvykio, būtent tos situacijos, ir jis kažkur erdvėje yra. Kuo arčiau žmogaus tas paveikslėlis, tuo jis yra ryškesnis, aiškesnis, jam labiau prisimenamas, geriau jisai jį šviežesnis, pavadinkim taip, nesvarbu, kada jis įvyko, bet jis tokia įtaigus labiau. Ir paskui aukščio klausimas, kuo aukščiau tas paveikslėlis, tuo jisai svarbesnis. Tai jeigu taip yra toli ir žemai, tai arba ten kontakto, ryšio su tuo prisiminimu, su tuo įvykiu nėra, arba jis jau toks jau į praeitį nukeliavęs, kad ten jau gerai reikėtų pasukti galvą, apie ką eina kalba. O jeigu tas paveikslėlis iškyla tiesiai priešais akis, jis šiek tiek akių lygyje, tai jis tikrai kaip prisiminimas yra šviežias, klausimas resursinis ar neresursinis, ir jis tikrai svarbus. Gali būti, kad tenais kažkoks, pavyzdžiui, prisiminimas meilė ir čia visiškai tas paveikslėlis toks yra, o gali būti, kad yra kažkoks kitoks nemalonus įvykis ir faktas, kad tai trukdo gyventi. Vienas įkvepia, o kitas trukdo. Bet kaip pavyzdys galėtų būti toks, kad iš kažkoks prisiminimas, kuris nėra pats maloniausias, kažkoks prisiminimas, kuris yra malonus, ir juos sudėjus vieną ant kito ir tą nemalonų prisiminimą praturtinus malonaus prisiminimo
tais spalvom, garsais, vaizdais, pojūčiais, tais submodalumais, malonaus prisiminimo submodalumais, jau santykis su tuo nemaloniu prisiminimu keičiasi. Taip vadinasi technika, kritinių submodalumų keitimas, arba yra mostas technika, yra vizualinis, audialinis, kinestetinis, subasmenybės dalių suliejimas. Žodžiu, labai daug skirtingų NLP technikų yra, kurios naudoja būtent submodalumus ir erdvinės sinestezijas. Dar labai svarbus momentas yra, kad mes visą savo patirtį taip erdvė nešiojam visą laiką. Tai man tada atkreipus dėmesį, kur žmogus erdvėj dėlioja, vėlgi čia natūralūs erdviniai inkarai, erdvėj dėlioja resursinius dalykus ir neresursinius dalykus, aš jau galiu tai išnaudoti, save jo akise pozicionuoti prie resursinių dalykų. Kaip jeigu pavyzdys, jo gera diena yra daugiau ten, jis ten mato, ranka netyčia parodo, mostai ta pusė yra, aš tiesiog daugiau toje pusę palinksiu, prisiderinsiu prie jo konteksto, prie jo žemėlapio, prie jo erdvinių inkarų. Tai va, tai apie sinesteziją, tai kelių reprezentacinių sistemų susijungimas. Ir erdvinė sinestezija tai mūsų natūralūs erdviniai inkarai ir tai visą laiką apie mūsų patirtį ir mūsų tą užkoduotą subjektyvę pasaulio tą suvokimą, mūsų tą subjektyvų pasaulio suvokimą ir santykį su savo patirtimi.